22 val. Vakaro, Vilnius. Objektas pastebėtas, minantis parkelio teritoriją. Prie... Vyk. I was up for an early morning, 'cause night would never come. I was up for a few more hours, just to keep from falling down. I was up for an early morning, see if life would ever come. I went out on a big blue Sunday to capture what I thought I had lost in a hot, hot summer day a couple of years ago. I went out with my courage built up just to watch you break it down. I went out on a big blue Sunday to lose all I had owned. Ką tik finišavom, švarus, gražus, angliuko buvo daug, nes kasykla varžybos. Tai skrandžio neskauda, prisivalgėt angliuko, normaliai. Normaliai, man atrodo, virškinimui tikrai užteks, savaitį į priekį. Gal savaitį. Na tai rytoj dar įdėsim antrą dozę. Po savaitės dar vienas etapas, tai ten bus druskos gal kokia kasykla. Dėl to, kad dar niekart nevažiavom 2 dienas, taip, nu, enduro crossą. Enduro tai būdavo, o enduro crossą nebuvo. Nu, bet tai gerai, nu, važiuosim. Svarbu, kad iš tikrųjų nustotų lyti. Jo, iš tikrųjų oras labai pakeitė, nes pradžiai labai dulkės buvo, tai žiauriai dulkėjo, po to kaip prilyjo, tai irgi labai slidu pasidarė, tai kai kurie užkilimai ten tie labai ilgi, tai pasidarė tikrai sudėtingi. Ne, technika tai viskas gerai, nu, tai apynavai motociklai, viskas tvarko iš tikrųjų, bet šiaip iš tikrųjų tai įdomios gonkės buvo, nes tokio trase mes dar nebuvom važiavę, sakyčiau, iš viso gruntas buvo visiškai naujas, realiai va, juodas, visiškai juodas kaip anglis, ta prasme, absoliučiai gruntas kieta ir ant jos slidukai sausa ir dar slidžiau kai šlapia, ta prasme, baisiai toks įdomus gruntas, neteko, tokie baisuliniai pakilimai, į kuriuos važiuoju ir taip atsuki ir reikia gerai labai važiuoti. Status iš tikrųjų, tai aš tai gyvenime pirmą kartą tokius stačius kilau, iš tikrųjų šiandien. Aš tai sakyčiau... O šiandienos tegu saulė apsišviečia. Ne, galėtų biškį palyti šiek tiek per naktį, kad nebūtų tiek dulkių.
Bet kad per varžybas gal geriau nelyja. Geriau negu nelyja. Mes norim padėkoti savo rėmėjams. Tai yra Skuba, Lietuvos dujos, Nesimato. Motoshop, Go Bandit, Sail Brakes, Fernox, Lautra Motors, Lautra mus čia atvežė, Motopress, Motopoint, sprendimų fabrikas ir Steakhouse Gaziendė. Tai yra pagrindiniai žmonės, kurių dėka mes esame čia. Nu ir aišku, mes patys. Ir norim padėkoti savo mechanikui Albertui ir operatoriui Markiukui. Atsisuk į save, atsisuk į save. Mechanikui. Aš irgi mechanikas. Irgi švarus. Irgi labai švarus. Jisai dulkių suvalgė ne ką mažiau negu mes. Irgi sotus angliukų mėnesį į priekį. Šiandien buvo gerai. Šiandien išskyrus tai, kad buvo žiauriai didelės duobės. Tokios duobės, kad, žinai, ta prasme, kai mes skundžiamės ten Grygiškės, kad nelygintos, ar šiaip, kad trasa kokia nelyginta, tai ten yra lygų, ten yra asfaltas. O čia buvo duobės tokios, kad nežinau. Aš tikriausiai dar visą kelią iki Lietuvos kratysiuosi mintysiu. Dar merkiai iš tikro vibruoja per rankas, dar va tokie impulsai duoda.
Man per vieną atkarpą važiuojant, vien tik tai nuo jos per tą ratą keliai pavargdavo, nuo spirokliavimo visą laiką. Ir traukiojimo, ta prasme, tą vairą traukai, kaip ir klavime kokiam prieš tas duobės. Bet šiandien buvo gerai, oras buvo geras, iš tikrųjų, tempas buvo geresnis, aš manyčiau, ta prasme, mūsų tempas irgi pakilo. Jo, mūsų pakilo jautėsi pagal, šalimais važiuojančius, kad jie, jeigu ir ten lenkė vakar, tai šiandien taip greit tikrai nebėgo ir patys lyderiai iš Austrausiai važiuojantį aplenkė ratu tikrai taip greit nenutoldavo. Dar galėdavo ir paskui lyderį pavažiuoti kokias 15 sekundžių tikrai pasižiūrėti kaip ką. A šiaip tai lietaus nebuvo labai gerai, nes akinius visą laiką užneždavo. Dulkių irgi nebuvo tiek daug. Jo, nes naktį lyjo ir sudrekino biškį žemę, tai taip, kaip šitai šachtai, tai tikrai geras oras. Ryte iš tikrųjų atsikėlus didelio noro važiuoti nebuvo. Ne, ryte net keltis didelio noro nebuvo, man bent jau iš tikrųjų. Buvo ne tik, kad sunku keltis, galvoju, ko čia... Keli laipsniai galvoju. 6 gal kokie. Šalta, eiti, šalti, dar lietaus debesis kažkur buvo. Galvojom, dar jeigu lietus pradės, tai nafik. Bet situacija pasikeitė, iš tikrųjų dabar žymiai šilčiau ir lietaus neturėjom. Tik persirengti malonu iš šalto. Net nežinau, įdomu, ar šakiai nepasižeidė, bet gal nieko. Pasibrosdino, ar šakiai. Iš tikrųjų. Ir vat apgadino mano vargšą motociklą, vargšą, su kuriuo miegame šitoje kelionėje. Bet už tai nuotaika gera, įspūdžių daug, energijos daug, adrenalino pasikrovėm, viskas super. Iš tikrųjų, pamatėme europinį lygį, tikrai ganėtinai aukštą, matėme visiškai kitokius motociklus, tie patys dvitakčiai. Tų dvitakčių daug iš tikrųjų. Ir mažų kopotūrų, ir 1.5. Ne, šiaip iš viso vaizdas tai yra toksai, paim Baltijos čempionatą, paim pirmą penketuką, tai yra ten Sylinšas, Wintersas, kas ten dar tokie, koks nors Tonų Kalas, Ūgis Klimons, Polkma, tai jų čia yra ne pirmas penketukas, o pirmi 20 tokie važiuoja realiai, 15-20 gal važiuoja. Nu gal 15, tai nepadaugina. Nes vakar, kai žiūrėjau, vakar kokie 7 gal važiavo po 15 ratų. Tai va ties tas 7-tukas, tai jie lekia, aš nežinau, dar čia pridėjus Wintersus ir Sylinšus dar klausimas iš tikrųjų, kaip čia jie atrodo. Nes lygis tikrai aukštas. Tai va, žodžiu, susitiksime Slovakijoje. Birželio 1-2 dieną. antrasis Europos etapas Country Cross.